Kas vyksta šiai spiraliniai galaktikai? Tai tikrai susiję su vykstančia kova su jos mažesnė galaktinė kaimynė. Pati pagrindinė galaktika žymama UGC 1810, tačiau kartu su savo susidūrimo partnere ji žinoma kaip ARP 273. Bendra UGC 1810 forma, ypač jos mėlynas išorinės žiedas, tikriausiai yra laukingių ir smurtingų gravitacinių sąveikų rezultatas. Šio žiedo mėlyną spalvą sukelia masyvios žvaigždės, kurios yra mėlynai karštos ir susiformavo tik per pastaruosius kelis milijonus metų. Vidinė galaktika atrodo senesnė, raudonesnė ir persipynusi viesiai siūliniais dulkėmis. Keletas ryškių žvaigždžių matomos gerai priekinėme plane, nesusijusios su UGC 1810, o keletas galaktikų matomos gerai fone. ARP 270 yra maždaug už 300 milijonų šviesmečių į Andromedos žvaigždyno pusę. Gana tikėtina, kad per artimiausią milijardą metų UGC 1810 praris savo galaktikos pagalbininkę ir taps klasikinės spiralės formos.